Ačiū. Mano klausimas apie vaikų priklausomybės sveikatos apsaugos ministrei, kurį gal ministrė aptarsite ir su socialinių reikalų ministrė, nes iš tikrųjų jūsų abiejų delsimas arba neveikimas gali kainuoti vaikų gyvybės. Vaikų priklausomybės jaunėja ir jų daugėja. Tyrimai rodo, kad jau 9-metis yra pasigėręs, persirūkęs, bandęs psichotropinių medžiagų. 2000 vaikų pernai kreipėsi į priklausomybių ligų centrą su visu miksu priklausomybių. Tačiau stacionarinio gydymo vaikai gauti negali, nes niekaip neįmanoma ten atidaryti vaikų stacionarinio skyriaus, nes nėra specializuoto psichiatro, kuris išmanytų priklausomybių sritį. Tai kas daroma, kad priklausomybių ligų centre pradėtų veikti vaikų skyrius ir apskritai kas daroma, kad katastrofiškai trūkstančių vaikų psichiatrų atsirastų, nes jų šalyje visoje trūksta. Ir kita problema, priklausomybė sergantys vaikai negali gauti ir ilgalaikės reabilitacijos, nes pakeitus reabilitacijos centrų licencijavimo tvarką, tie centrai negali teikti paslaugų vaikams. Tai vaikai po gydymo gražinami tiesiog į tą pačią aplinką. Tai kada su socialinės apsaugos ir darbo ministre pakeisite sprendimą ir į priklausomybės įklimpę vaikai vėl galės gauti ir ilgalaikę reabilitaciją? Dėkuoju Jums, gerbiamas Seimo narė, už klausimą ir komentarą. Iš tiesų ir ačiū, kad poreikio ir priklausomybių problema tikrai aktualiai viešinat. Situacija su Respublikiniu priklausomybės ligų centru tikrai yra mums žinoma ir tai, kad trūksta vaikų ir paauglių psichiatrų ne tik šioje gydymo įstaigoje, bet ir visoje Lietuvoje yra žinoma situacija ir poreikis tikrai yra aiškus. Valstybinio užsakymo komitete prioritetinė tvarka yra identifikuotos prioritetinės profesijos, rezidentūros. Tai šiuo atveju vyriausybės programą įgyvendindami mes esame numatę būtent ir papildomas rezidentūros vietas su promoutinimu ir skatinimu, kad jaunieji gydytojai rinktųsi vaikų ir paauglių psichiatrijos specialybę. Regionuose, kai kalbame apie paslaugų vaikų paauglių psichiatrų konsultacijų ir paslaugų stygių, diskutuojame apie galimybę nestacionarinės, bet be abejonės ambulatorinės konsultacijas nuotoliniu būdu ir telemedicinos būdu užpildyti tą poreikį. Tačiau taikome ir Sveikatos apsaugos ministerija valdo keletą priemonių, kuriomis yra skatinamas ir padedamas savivaldybėms taip pat prisitraukti gydytojus, rezidentus į savo savivaldybės. Tai turime visą paketą priemonių, kaip bandome pritraukti ir jaunosius gydytojus į regionus ir taip pat atliepiame rengimo poreikį. Čia jau bendradarbiaujame su Švietimo ir mokslo ministerija. Tuo pačiu, kalbėdami apie paslaugų teikimo tinklą, peržiūrime, kur galėtumėm koncentruoti pagalbą taip, kad visų regionų vaikams paslaugos būtų prieinamos. Ir dėl to dirbame ir su psichikos sveikatos centrais, kad paslaugų tęstinumas būtų užtikrintas, kai vaikai išleidžiami po stacionarinio gydymo.